Komikai juokauja apie viską – merginas, vaikinus, močiutes, benamius, medžius, kosmosą. Apie viską. Nepaisant šių dalykų, komedijoje taip pat yra ir socialiai jautresnių temų, apie kurias šiandien ir padiskutuosime. Klausime komikų, kokios jų nuomonė yra tabu temos, kurių temų geriau vengti, na ir šiaip paklausinėsime, apie ką galima juokauti, o ko geriau neliesti. Hei, sveiki sugrįžti į dar vieną Comedy Check vlogą. Sveiki, labai malonu jūs visus matyti. Kaip ir kiekvieną kartą ruošiamės, grįžtam dar su viena tema. Šios dienos vlogo tema bus komedijos tabu temos. Apie ką negalima juokauti. Ar yra tokių temų išvis? Šiandien tą panagrinėsim ir pažiūrėsim. Ir dar pasiklausim, apie ką komikai juokauja. Taip, pasiklausim, apie ką komikai juokauja. Kokios dažniausios yra jų temos. Šitą temą esam šiek tiek palietę, kai kalbėjom apie bajerių rašymą. Bet labiau pabandysim apžvelgti ir tas pusės, gal yra kažkokių temų, kurie vengia ir jie būna tokie, aš nenoriu juokauti apie negyvus vaikus. Yra tokių komikių, kur mėgsta, bet šiaip nežinau, aš manau, kad viskas galima. Labas, Emilija. Labas. Daro. Graži kaip visada. Tu moterį turi, Tai blėti, jeigu turiu moterį, tai aš negaliu pasakyti komplimento kitai moteriai, į kurią aš visiškai nežiūriu su jokiais romantiškais ketinimais. Kodėl dabar teisinės? Tai nahui tu klausi. Aš manau, kad nėra temų, apie kurias negalima juokauti. Yra tik tai aplinkybės, kuriomis nereiktų juokauti tą temą. Pavyzdžiui, jeigu tu šnekies dviese su moterim, kuri ką tik avarijoje neteko savo sūnaus. Galimai, jei nebus labai juokingas bajeris apie čiuvaką, kuris su BMW'u išsiteškė važiuodamas nuo tilto, nes jinai turi kažkokią skaudžią patirtį. Tai aš manau, kad stand-upo scenai, stand-upo renginy, tai galima juokauti apie viską. Tiesiog, kuo tema yra jautresnė, tuo yra sunkiau ją padaryti juokingą ir nepadaryti jos lėkštą labai. Ir netgi aš manau, kad kartais žmonės vengia, pavyzdžiui, tam tikrų temų, vengia juokauti apie negalią arba žmonės su negalia, bet komedija, jinai nėra piktas kažkoks įrankis pašiepti žmonės. Komedija yra dalykas, kurio tikslas yra prajuokinti visus. Ir man atrodo kartais, kad jeigu tu prisivengi juokauti apie kažkokius žmonės, į kuriuos visuomenė žiūri kaip į kitokius, čia yra blogiau. Aš manau, kad jeigu mes visi žvengia vieni iš kitų ir tu nejuokauji apie tos žmonės, ta prasme, jie gali jaustis kaip tik labiau ekskludinti, nes visą gyvenimą ir taip aplinkui juos visi šokinėja ir galbūt jie negali pasijausti bendruomenės dalim dėl to. Tai aš esu linkęs visais palaikyti gerą nuotaiką, su visais gerą vaibą ir taip pat kaip mane gali dūchinti kas nori, taip pat ir aš linksmai stengiuosi juokauti su visais karočiai. Blet, Marčiau, girdė, tu davai su man to, kad aš atrodžiau protingai, nes, blet, kartais aš pats paklausau, ką aš sakau, galvoju, debilas visiškas. Įdėk šitą. Ką? Ką sakėlis? Važiuojam. Sakai, ypač šiandien? Važiuojam į epizodą. Važiuojam į epizodą. Jo, dar atnešiu 2 kėdutės. Ei, kaip tu arti, labas vakaras. Pažiūrėk, kaip greit susirašėm. Belia, kaip greit susirašėm? Žiauriai jau esam atkalę. Ką? Sekundę. Per sekundę, realiai. Va taip, va kaip jinai suspraksėjo, taip greit susirašėm. Kaip buvo? Iš arti žiauriai kietai atrodo, bet iš toli galvoju, kad tu benamis. Aš iš arti tikrai neatrodo kietai, va. Kietai? Dovanoju tau. Kodėl tu man visą laiką saldainių atneši? Kodėl visą laiką pirmą kartą? Ne, pirmą yra. Tu man atneši vieną kartą. Ne, esi davęs jau šitą. Kada aš esu tau davęs? Papistna. Ką gero bachūri? Nieko, open mic'as laukia, labai daug žmonių cancelino, tai... Ai, liūdna. Kodėl cancelino? Visi turi savo priežasčių. Martinienko sakė, nuo vaiko rotavirusą pasigavo. Vytai liūdna. Tiesiog. Garšvai išluptas dantis ir 2,8,5 temperatūros. 2,8? 3,8. Bulbenkovas sakė, neparašė nieko juokingo, nenori ateiti. Šiandienos klausimas yra tabu temos. Tabu temas? Taip. Tipo, apie ką negalima juokauti? Taip. Nėra tokių. Realiai apie viską galima juokauti, jeigu tu juokingai padarai. Ką jūs galvojate? Aš sakiau, kad kuo ten tema žoskesnė, tuo yra sunkiau gerą bajerį padaryti, žinai. Šiaip jo. Aš labai rizikuoju pasirodyti lėkštas tipo ir nesupratingas to klausimu. Jo. Bet jeigu tu ten gerai išsistudijavęs ir išanalizavęs, tai tu gali rasti kažkokį kampą, kuris ten juokingas yra tipo visiems. Tai pavyzdžiui, Andrius Schulz yra toks komikas ir jis tipo turi bajerį apie abortus, bet jisai kai turi bajerį apie kontroversišką kažkokią temą, jo tikslas yra tipo surasti tokį kampą, kad nesvarbu, kurioj tu pusėje, ar tu prieš, ar tu už, visi būtų tokie ble jo. Ir jisai sakė, tipo, kad apie abortus darė bitą ir tipo,
kur nesvarbu, ar tu prieš ar už, sako, tipo, nu jau po kažkelinto karto visi būna tokie, ble, gal tu sustok, kur yra, tipo, vieną panatėjo ir, tipo, 9 abortus šilies pasidarė. Nu, seniai, 2 mes dar suprantam, bet 9, sako, čia, tipo, čia beisbolo komanda yra, žinai. Bayeris gali atrodyti paviršutiniškai, jeigu tu jį žiūrėsi paviršutiniškai. Bet jeigu tu jį gilinsies, tu gali pamatyti, kad ten yra, nu, tipo, atsiriamama į kitus dalykus, žinai. Pavyzdžiui, gali būti, kad mes prikolinam apie tai, kad moteris virtuvėje gamina gerai, dėl to, kad mes patys esam, tipo, atsilūpę, žinai, ir visiškai gaminti nemokam, žinai. Jo, su pusryčiu negalim pasigaminti. Tai čia gaunas tada self-deprecating humor, nes tu, tipo, jokies iš savęs, žinai. Nu, čia irgi, čia viskas labai priklauso nuo pateikimo ir kaip tu sudėlioji žodžius ir kokie yra tavo kampai. Ar yra ką nors Lietuvoje cancelinė dėl Bayerių, tipo, Dėl Bayerio, ne? Kaip yra vakaruose, kur tu, tipo, tu pasakai kažką, kas nepatinka arba nestampa su visuomenės normom arba visuomenės daugumos, tipo, propaguojamom normom ir tada karočią gaunas, kad iš tavęs, tipo, tu prarandi ten visus dealus, savo rėmėjus, viską, pas mus Lietuvoje, nu, tipo, nu, nelabai yra šitą dalyką. Lietuvoje labai, kadangi paprastai yra žmonės, tai, tipo, tu padarai kažką blogo ir jeigu tu tiesiog nuoširdžiai būni toks plėt, aš supratau, kad padariau blogai, aš atsiprašau, tipo, jeigu norit pykt, nu, tipo, pykit, aš nieko nepakeisiu, bet, tipo, aš labai atsiprašau, noriu pasikeisti, tada žmonės pas mus visai paprastai, būna tokie, nu, blėt, atsiprašė, viskas malodės. Ja, nu bet va, tarkim, Meibachui, tai aš nežinau, ką reikėtų padaryti, kad jis visuomeniai būtų pripažintas kaip normalus žmogus, žinai. Nu, tipo, jeigu pakeistų savo pasaulėžiūrą į Ukrainą, pradėtų žmonės labiau palaikyti, jeigu nustotų hangint su Django Kingu, jeigu pasirinktų turinio formą, kuri yra labiau priimtina. Aš kažkam sakiau, kad, tipo, sakau, man gaila, kad Meibachas, tipo, nuėjo to keliu, kur nuėjo, žinai. Jeigu, pavyzdžiui, Meibachas dabar tiesiog darytų gaminimo video, jis rinktų daugiausiai peržiūrų. Tu įsivaizduoji, įsijungi, atsikeli sekmadienį ryte, įsijungi YouTube ir pamatai tiesiog, kaip Meibachas lazaniją kepa. Stovi prie blenderio, nulistas bešamilis tą hujelą, aš nepagaunu iš visą. Gal, bet kad ir stand-upintų, tipo, jeigu jis įdėt kelis metus, tipo, darbo, tai pizdakas, bet, nu, žiauriai juokinga. Nu, tipo, jis iš save žiauriai gerai prikolina. Tiesiog gal gaila, kad biški kitų kelių nuėjo, žinai, bet... Va tikėkime, kad Saulius jau nuėjus to keliu. Jo, Saulius Sudirskis, na, Saulius Sudirskis. Saulius Lid. Sveiki. Pasilgo labai tavęs. Labas. Ilgai nesimatėm, kaip Rolas Tara. Ką gerai? Abu apie medžius jau tau ten tas dalykas. Dar ne, jisai bus sausio 20. Kas pasaulio pažydimas prasidėjo? Ne, protestas dėl medžių kirtimo. Jo, tu mane pasikvietė. Pradžiai 10 minučių pasikvietė parašyti tiesiog setą kažką. Sakau, jo, davai. Sako, bet apie medžius bus. Sakau, nu ble, gerai, bus ir apie medžius. Kiek pinigų gausi? Galimai nieko. Jam 1 hektarą medžių tiesiog duot. Ne, bet 1 hektaras dašuga būtų. Medžių briketą gausi. Šiaip čia labai šitas, ką padarė namį temų, yra blogo šiandien. Nes šiandien blogo tema yra, tipo, apie ką negalima juokauti. Apie putę. Apie putės laižymą negalima juokauti. Seniai pasakoja, ai čia vakar 2 kartus. Dabar mėnesinės prasidėjo. Tai paraudona eini. Ne, baigtų jau. O, kai rankšluodžiai atsišluosta į šoną. Kokie mūsų santykiai trapus, tik lempa įsijungiam. Ne, niekada putė nesumatys. Bet čia lebuvęs. Ne. Neleidžia, dar nepasitik. Ne. Pas tave nuo putės kaip per COVID 2 metrai. Su kauke tik tai. Ir jis aiškina, kad bičias su mama gyvena. Ok, liūdnai. Gal ir keista jau. Žiūrėk, apie šitą negalima juokauti, jau negalim. O kas bus jūs mano vyrai? Nu kas, Univeras mane turkina apie šikną. Pala. Pisa Ką? Nu užpisa Univeras. Ai. Aš galvoju, čia kablelis. Aiškiai. Ai, Univeras kablelis mane pisa apie šikną. Du dalykai. Kai nori, tai išmoksti šnekėti. Galvoju, tai ne. Geri batukai. Problemų ieškai? Problemų ieškai? Kurės, kaip būčiau, kurva. Ką, iš Anglijos grįžęs kūros varais negaliu atsimti, kūro įkišu kortelės pjaunu, nahu, taip, kurva, gal nesąmonė. Kur važiuojat? Tai Panevėžį, o į Druskininkus važiuojat? Kas? Į Druskininkus? Vyniok, kurva. Kaip sunervina, bro. Kiek bilietas kainuoja? 6 €, o už 20 centų galima? Už 20 centų ant pirmo laiptelio gali pastovėti. Duris, kurva, darai. Kas nesat matę Vaidotą ir Mariaus Morozų, čia vienas geriausių kontentų. Yra net YouTube iškirpta, geriausi momentai, blėdė. Bet iš tikrųjų geriausiai yra ten, kur keliai LNK gau, ten labai mažai yra YouTube. Geriausiai yra tenai. Turi 20 centų. Nu kas, berniukai sportuoti, ne aš 20 centų. Tai rytoj čia turėkit. Ir tas
aš tai, blerma įsireikia. Ko įsireikia? 20 centų. O jūs matėt, kad dabar jau nebe Maivakas labiausiai kilo, o tas Feniksas? Nu, ta Kristina. Kristina. Ai, Kristina, visi šneka apie jas. Seniai, aš pažiūrėjau laivą, žiūriu virš 10 štukų žmonių. Insane, ten pizda įsijung, kad ir dabar supadai, ir daro laivas. Dabar bus 8 štukės kokios. Jo, kūro Maivaka ten štuka, kai jis piso ir su Maivakas laik šitą, įmeskit koinsų pisis stakaną iki dugno. Va. Gerai, Feniks. Ne, jaučiu. Va, daro laivas, kiek žiūri? Jo, kiek žiūri? 7 štukų! Tai juokauji. Mes ne tą dalyką darom. Gali užburti, jinai ten būrė nafai, gali. Mes kažką ne taip darom. Seniai, kokiais mes Čia tokiais blogai. gyvenam, čia distopija visiška. Aš karočią, vakar Bernam pasakojau, laukia buvom sutikę prie podcastą, karočią, aš jums žiūrėkit parodysiu vienos panos Instagramą. Venetas kartais, kai pasako žodžiu, aš nežinau, distopija, kas yra. Kaip utopija tik antonimas. Kas yra? Stabdyk, ačiū, tai blogiau darai, tai blogiau. Nu, karočią, utopija yra tobulas pasaulis, distopija yra priešingybė to. Oi, čia. Tokia matrica yra distopija. Reiks panaudoti santykiuose. Kurią versiją? Pažiūrėk, šitą čiuvyką, jo? Pažiūrėk. Vidova, ne? Baisiai. Tokia, na, tipo, jo. Seniai, čia yra visos fotkės, na, su AI sugeneruotas. Seniai, čia utopija. Pažiūrėk, visos fotkės yra sugeneruotas. Šitą pana turi 237 000 followerių. Bet iš kur žinai, kad čia trūkat sugeneruoti? Rašo, tipo, powered by AI, tipo, čia vienas populiariausių, tipo, žinomiausių šitų dalykų. Ir jinai seniai turi OnlyFansus, kur jinai gauna apie 15 štukų, tipo, per mėnesį. Ir, tipo, suaugę vyrai, jie Instagram'e rašo, o, tipo, aš noriu būti su savimi. Gerai. O ten tiesiog bahuriukas, kaip 40 šyplas metų sėdi. sindas. Ir tiesiog ahuienas turi kompą, kuris sugeneruoja. O kur šaibus nueina? Nu tai va siena bahūras, tu įsivaizduosi. Aš negaliu patikėti, kad mes gyvenam tokiais laikais, kur tipo, tu turi fakinį accountą. Bet jinai čia Ir jis literaliai successful robotiuką fake daro. account. Robotega. Taip. Robotega Ir visi. žmonės moka pinigus, kad pažiūrėtų į fakinius pop. Tai jeigu mesiu vieną komediją, tiesiog susikursiu gražią japoniukę, kuri užsiema jogą, kelsiu jos fotkės į Instagram. Visiškai seniai. Nu, ahuienai. Žiūrėtum? Aiškus. Ir seniai, ta prasme, ta pana kelia Instagram, tos panos accountas. Ir jinai kelia, pažiūrėk, stariak. Tiesiog, nu čia tipo įsimeti tokį, va. Bet su garsu dar. Kai jis sakai, be bliksnė, kur aš galėjau paprašyti Instagram. Ir dabar mane prieš pasirodymą žiais ir... Gerai gausi. Gerai, kaip savo mergai šitą paaiškinti. Jinai netikra. Ką tu kur man robotą pyksti? 100 eurų per mėnesį ant OnlyFansų netikroji. Bet šaibos tai tikros debilės. Lina tiesiog įsimetė į pokalbį, nesprant, kas vyksta. Aš nežinau, ar leis mane. Suradai berną. Nu taip, Turi berną? na, bendraujam. O jūs jau mylėtės? Ne, vai. O jos irgi klausim, ko jūsų klausim, ar ne? Labai intimus pokalbis. Čia labai greit perėjo. Ne, nu, man įdomu. Kas tik piso lašas, kur čia nuplikusios vietos. Aš net negaliu taip sakyti. Kaip praeitas. Nesimsiu kepurės. Na, eik tu na. Šito nekelk. Tu kepurės nekelk, blėt. Tai jisai pakėlė. Žiūrėk, sakė nesakyta, ne? Ir šiandienos tema yra tabų komedija. Ko negalima juokauti? Ko nedas liepė nejuokauti. Manau, čia vienintelis dalykas, kad ant šviežios temos, žinai, kad negaliu juokauti. Ten, tipo, pažiūrėjau apie Palestiną, tipo, nu, ne variantas. Na, apie karus jaučiu, žinai, nes, nu, žiaurus dalykas iš tikrųjų. O apie ką pats nejuokauni? Ko bandai vengti? Blemba. Iš pradžių bandžiau vengti santykių juokavimo, paskui pasikalbėjau su kuriais komikai, sakė, kad to algo, tipo, nes labai daug apie santykius paskutiniu metu rašau. Dabar žinot, ką vengia, gerų bairių. Ne, čia šitas man čia. Kaip patilė gerai. Man patinka, kad bičias pasako ir pisat buliniškai. Šitas man čia aš pats ant savęs sakau. Tai tu sakyk, tai aš taigi komikas suprasi. Taigi mes juokaujam. Tai Aš jo, nejuokauju. Kur? Ne, šiaip, kad vengt pats atvirai, tai tiesiog, tipo, kai jau dabar sunkiau rašosi, pavyzdžiui, žiemą, nes visiems depresija, tai rašai tiesiog apie viską ir nebūna, dar nėra buvę taip, kad parašiau bairį, sakyčiau, galvočiau, bet šito nesakysiu, nes per žiaurus, nes tiesiog gal neparašau tokių žiaurių bairį, sakyk. Tai tiek būtų iš manęs atsiprašau. Galvojam dabar, kad uždės muziką ar gražiai atrodys ir neuždės. Tiesiog dujų.
Nerūkau jau belekiai laikų. Jis nieko, tiesiog padarys taip, kad, blet, taip, po kamerą vaikšto. Aronsas pripisės iš tikrųjų filmuoja. Tai viskas nebefilmuoja. Dar, kol kas. Kas žinos. Iškirp šitą, kur negėrė, sakė. Aš ko negavau, truputį išgėrė. O su ko gėrėt? Su draugai. Nepažįstu tų draugų. Tai senas, daug kas neatsiminsiau. Ble, aš 99 gimimo, ble. Ką reiškia daug kas neatsimins, ble? Nes mirtingumas padidėjęs dabar nuo koronos. Toks bomžaras darai, ne? Tai ir praeitą kartą. Kurva, centų nepasiėmė. Aš paimčiau. Ne, normaliai, aš paimčiau. O kodėl su bowlingo batais? What the fuck, kas čia? Su mandarizmas. Vylio su mandarizmas. Ne, šiaip gerai, atrodo. Blem, aš kam neatrodo. tu gal kažkam kitam naudoji šitą mėgsinį, ką aš dabar lėčiau. Blek. Blet, končius gelton. Šiaip šitas berniukas turėjo vieną sixpacką. Aš Palangoje mačiau praeitą. Biški krypį dabar kitaip pasakai. Tau vaikišką vieną. Dėkui. Aš dabar sprendžiu logistinę problemą, karočiui Saldis parašė, Dovydas Saldis yra toks komikas, kolega mūsų, kad netvarys ir cancelino. Tai man, karočiui, dabar, blėt, žmonių per mažai, tai aš, karočiui, šiandien pats ir vesiu ir dar stand-upins, nu kaip Antanas daro. Bezdana. O prieš 2 valandas buvo žmonių tiek, kad turėjom po 7 minutės. Taip. Tai va taip ir būna. Nu, anksčiau, biški, tipo, šiandien ryte, kai kėliau line-upą, buvo 16 žmonių, dabar yra 9, karočiui. Nu, tipo, su manim 10. Korona, kaip ir sakiau, korona visiškai visus žmogų. Tai nesiparinu galvoju. Tu gali visiems pasakyti, kad įsitrauktų dar senų kokių bitų, tai visi pabūsim po 10 minučių, tau nereiks stand-upinti. Energetiniai geri. Draugui paėmė. Kiekvienas openmic'is laikai turi kažkokių problemų. Šiandienos problemų yra, kad labai daug komikų cancelina. Šiandien ryte, kai kėliau line-upą, buvo 16 komikų, dabar yra 9. Tai rašau, bandau spręsti problemą, rašau Kristo Pašileikai, yra toks geras fainas vaikinukas, esat matę plačiuose vloguose. Daug kam rašiau, sakau, zdorovo, gal norite atvaryti dar, tai daug kas neatrašė. Parašiau Kryšiui, sakau, jis dabar apšildo, tipo, daro pasirodymą Kristus, Laura ir Simonas line-up'e. Parašiau Pašileikai, sakau, dai, atvaryk, aš tau pinigų nevyduosiu, sakau, tik atvažiuok. Tai va, tai karočiui turėsim dar vieną komiką bent jau papildomą. Žodžiu, tikslas yra, kad būtų geras vakaras, o geram vakarui reikia daug gerų komikų. Tai va, tai aš manau, kad išsisuksim. Nėra problemų, kurių nebūtų galima išspręsti. Tai viskas bus gerai. Labas, Kaspariukai. Labas. Šiandienos tema yra tabu komedija. Apie ką negalima juokauti? Galima apie viską. Viskas. Tai tokia mano išvalga. O tu apie viską juokauni? Aš negaliu sau leisti apie viską dar juokauti. Kur aš ateinu ir koks nors žmogus mane pirmą kartą mato ir aš kalbu ten apie vaikų prievartavimus ir ten visokius šunų tenai dar prisėmus, tai aš, tipo, kaip mane kitaip pažiūrės ir nesijuoks, bet ten toksai rimtesnis komikas, tai aš manau jau gali viską paliesti. O kokios tavo dažniausiai temos būna? Mano temas? Jo. Dabar apie santykius su moterim ir apie šeimą. Ir Su moterim? Jo, su moterim. Kartais būna dar šizofrenijų, kokių ten apie pytas autobusuose ar ten apie flashlightus ant telefono. Ką, neužilgo pradėsim. Biški jaudinas, buvo iškilę šiokių tokių problemyčių. Bet manau, kad viskas bus gerai. Esam savo srities profesionalai, bent jau tokiais siekiam būti, tai tokios akimirkos aš manau, kad daro mus stipresniais ir moko mus daug gerų pamokų. Tai va, viskas bus gerai, smakro į viršų, krūtinė į priekį ir nykščius į šikną. Tai va. Iškart noriu jūsų paklausti, paplokit, kas pirmą kartą openmic'e. Turim tokių? Labai gerai. Ką kažkaip? Nu sunku, nėra žiauriai blogai, jaučias, kad žmonėm geras vaibas yra.
Bet sunku. Tikrai. Nėra, kad gauni, kai veidi gauni užlip pakilint. Realiai, kai veidi renginį, yra tas pats, kaip keptų šalusią vištą. Būtum atsišaldęs, būtų lengviau buvo. Dabar, ble, turim, ką turim. Tai va. Man labai keista, kiek pas mane... Jis dar čia bus šiandien. Kilins. Bet kai jau būsis išlaukusios yra. Kaip pana per mėnesinės. Po to kažkuris teisės išlaukusios. Hei, kaip sekės? Gerai, kaip ahien. Malačius. Labai gerai. Malačius. Labai gerai. Blet, vanila buvo ką. Blet, mačiau. Nu. Jokinga. Suka, kaip aš vengiu už to. Tokį žiaurį. Gerai, supratom, abudu lankė. Gerai. Bet tai, kad čia yra tų žmonių, kad čia tiek melavai. Aš galvau, nieko iš vis nėra. Nu. Čia dabar jau yra. Bet vienu momentu buvo, tipo, kad aš į savį įsirašiau antrą dalį. Bet gerai, va, po biškį pasulaukė. Gerai, čia kaip New York'e, pizė. Apšildai, atvažiuoji į kitą vietą, iš karto vėl lipi. Tu buvęs New York'e? Ne. Bet taip zaibį sekės apšildyti, sakė, jo? Ble, jo. Tiek baisu buvo tą jau pristatymą padaryti, kur jau baigi. Ir visada tiesiog, žinai, nulipdavai ir viskas. Dabar reikėjo Simonas Žurauskas. Biški balsiuks. Simonas Žukauskas pasakė. Mane yra kažkaip pakvietę Kauno kolegijai, darė mane pakvietę, sako, Nedas Zimanauskas. Aš dabar... Ir stovi bištas, gerai pasakiau, nesakau, negerai. Aš dabar, blėt, vedžiau kaip Kaune Openą, turėjau šitą pristatyti, karočią, kurva, drungėlą turėjau pristatyti, ne, piščiką turėjau pristatyti. Ir sakau, ir dabar pastikite, Justina viską, tas kurva valgo, blėt, žiūri, aš galvoju, ko jis taip toli, nakui, atpis, bet taip, kurva, blėt, ir taip gėda man buvo, tu durnas, taip supisau. Sugrietinė. Nes viskas buvo gerai, bet labai gerai, nes tada labai niršęs buvo, tada užlipau, sakau, blėt, reikėjo leist davalgyti žmogui, nakui. Kas yra komedijos tabu? Kas tabu komedijos yra? Ble, man asmeniškai tai atrodo apie viską galima juokauti. Nėra jokios temos, nes vis tiek kažkam patiks, kažkas relatins ir kažkam juokinga bus. Ir Lietuvoje cancel culture nėra, tai O apie kokias tu temas juokauni? Aš juokauju, kaip ir visi, daugiausia apie santykius, daug apie močiutę pasakoju, apie seksą yra porą bairių. Šiaip toks gyvenimiškus dalykus, kas nutinka tą savaitę realiai. Gyvenimiškas dalykas apie seksą, čia fantastika. Man bent jau. Gerai, o apie ką negalima komediją juokauti? Apie mirtį gali. Tik ne apie artimųjų mirtį ir apie prievartavimą, viskas, daugiau viską gali. Šūdai, bibiai, viskas eina daugiau. Kokios tavo dažniausios temos? Mano? Šiaip kas nors iš gyvenimo. Prievartavimai. Nei vieną bairį apie prievartavimą neturiu. Mano bairį šiaip iš gyvenimo, nežinau. Kad užpis e-mailus kokius siuntiniai, kad ten kaip teisės laikiaus, pavyzdžiui, arba šiaip kokių istorijų prisigalvojai, random irgi. Lukai, apie ką negalima komediją juokauti? Prievartavimas, jo pedofilija, maistas, viskas tinka. Viską galima kitą. Jo. O kokios tavo temos dažniausiai? Mano temos dažniausiai, nežinau, santykiai, cringe'as, redučiai, geiški dalykai, nu, taip. Apie ką negalima juokauti komedijai? Apie viską galima. Visi, kurie sako, kad negalima juokauti, jums pavydį jūsų humoro jausmą. Bet šiaip atsargiai su rasizmu. Atsargiai. O apie ką tu esi, yra tokių temų, apie ką tu nejuokauni? Aš vieną kartą esu pajuokavęs apie ponas ir biškį per šlyšį nuvariau. Ir tada jau pastebėjau, kad labai blogai buvo, nes nieks nesijuokė ir dar buvo atvarus mamos draugė. Tai va, nežinau, dabar pagrindė realiai juokauju apie šeimą. Apie sesę turiu vieną prikolą dabar.
apie močiutę biškį, apie mamą turiu. Na, šiandieną pastebėjau, kad su manimi mažiau žmonės pradėjo bendrauti ir apie savo dalykus šnekėti, nes bijo, kad aš prikolą apie juos parašysiu. Bet nesijaudin, kad aš turiu antrinių šaltinių, aš sužinosiu viską apie jūs. Tiek tik tą dalį, kur sako, dabar aš nedainuosiu. Manęs nėra. Ant to pačio, na. Dainuok. Besvaik, na, nebedainuosiu. Šauk vidurio. Kūro, tu vėl į mokyklos laikus grįžtų. Ne prašau. Ir mums patiko pirmoji dalis! Ar antra dalis bus dar geresnė? Garsiau, ar antra dalis bus dar geresnė? Komikam. O dabar garsiausiai pasiklokit savo, madžiausiai gerą publiką. Ačiū labai, kad atėjot. Čia buvo komikas Čekansas, Pakaslonas ir iki kitų metų, iki kitų kartų. Ate, gerų švenčių, būkit laimingi. Pabučiuokit artimuosius savo, pabučiuokit, būkit, karočią. Davai, myliu. Lina, šiandienos tema, ko negalima juokauti komedijai. Man? Nu, apie ką tu nejuokauni? Apie savo šeimą. Kodėl? Nejuokauju, kad mano dėdė crackheadas yra, kad mano teta pagimdė vaiką nuo čigono, kuris paliko ją, paskui kalėjime sėdėjo apie mūsų šeimą, nes nesmagu būtų. Nesmagu. Bet dabar pasakai. Bet nieks nematys, ne? Čia kam? O kokios tavo dažniausios temas būna? Tai vaginos penija, aišku. Ten handžiobai. Iš pradžių, žinai ką, eilinį kartą aš pastebėjau, nėra ko parinti. Iš pradžių, blečia, kurva, sunku, man sunkiai, pirmiem 3 komikam sunkiai. Įsibėgėjo, įsivažiavo, buvo zaibys, vakaras buvo smagu, žmonių aišku buvo mažiau negu visą laiką, bet vis tiek buvo visai zaibys, tai aš labai džiaugiuosi. Buvo visai, žinai ką, mažiau, visas karačia problemos egzistuoja tik tai mano galvoj, o realybėje viskas yra ohuienai, karočiui. Ką, dar vienas open mic'as padarytas, ateik geriau gal ir tu į kadrą. Eik, tu irgi jau šalia esi, tai gali ateik. Jo, tai ačiū labai visiems, kai žiūrėjot, dar vienas open mic'as, viskas praėjo labai gerai, iš pradžių parinus, paskui pamačiau, kad nėra ko bijoti, nes viskas labai gerai. Ačiū labai Arinsu tau, ačiū tau Eneida, kad tu esi, ačiū visiems, kad žiūrit, ačiū tau Vitūzai, ačiū, kad tu esi, Starai. Vitūzas. Ir ačiū labai visiems, kad žiūrit, kas komentuojat, kas palaikot, labai daug man tai reiškia. Ir gaus labai juokingas video, gaus geras open mic'as. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ate. Čiau. Jeigu kažkas žiūri šitus vlogus kitą savaitę, prašau mane kažkas namo parvežkit, nes su mama sunku tartis. Dar kitą savaitę. Karoči, trečiadieniais. Prašau, parašykit į pijamą. Ai, gerai, neįdomu. Išmalda vyksta, kas čia vyksta, tada. Jauniausias Elgeta Lietuvoje.